Vieną fainiausią. Gerai, iš karto. Užsimerkit, žinai, atsakymą. Spėk, dėl ko šipsausi. Spėk, dėl ko man juokinga. Nusitiksi, kad svečiai yra solidus. Ir mačiau labai fainą, gražų kostiumą, mėlyną, naują, tokį, žinai, kažkas kaip mano, bet naujesnis. Ir labai buvo aptemptos kelnes. Ir mes darėme šokio konkursą. Ir ten reikėjo kažkaip lenktis ir, kelnes suplyšo. Per visas 2 bandelės gale. Ir žmogus greit pabėgo. Sakau, taip, žinai, žmonės sakau, jūs turite antras kelnes? Ne, neturiu aš to antras kelnes. Tai ieškojo gerai, kad dažniausiai sodybai kažkur būna paslėptas siūlas, visi žino, kad tokie dalykai būna siūlas ir radata. Tai žmogus, aš kol dar išėjau per valandą, jis dar negrįžo, turbūt tas kelnes buvo siūnavas arba ieškomas naujas. Tai kai mes darysime šokio konkursą? Rekomenduoju, pasiimkite antras kelnes, jeigu ką. Jaunikiui labai rekomenduoju turėti antrus marškinius, jeigu ką, ekstra kostiumą, ekstra kelnes, nes visko būna, ne tik atplyšta, apsipila ir taip toliau. Tai šitoje vietoje aš atsimenu labai nuotaikingai tą atsiminimą, kad nauji kostiumai kartais būna nepatvarus ir reikia turėti adatą su siūlu arba antrą komplektą drabužių. Čia Saulius Bagdonas, pačių geriausių tavo vestuvių, o visas idėjas kitas bus, kai mes susitiksime išgerti arbatos puodelį. Iki malonaus. Saulius Bagdonas, renginių virtuozai, renginių vedimas.lt per brūkšniuką.